Europos Sąjunga didelį dėmesį skiria ne tik materialinės, bet ir kultūrinės žmonių gyvenimo bazės tobulinimui ir plėtrai. Kultūrinis žmonių gyvenimas, dvasinis jų suartėjimas 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamos vertybės. Universalus daugiafunkcis centras Karklinių kaime bus ne tik žmogiškųjų išteklių, bet ir geresnių mokymosi ar tobulėjimo sąlygų šaltinis. Senuosiuose Karklinių bendruomenės namuose, anksčiau buvusioje pradinėje mokykloje, sparčiai vyksta renovacijos darbai. Mokyklos patalpos pasirinktos, nes jos mažiausios ir geriausiai pritaikytos bendruomenės susibūrimams. Praktiškai nešildomo ir seniai neremontuoto pastato patalpose dar prieš pradedant renovaciją veikia biblioteka, skaitykla, medicinos punktas. Kaimo bendruomenė paprastai ir burdavosi šiuose sudėtingomis sąlygomis veikusiuose patalpose ar netoliese esančiame seniai nebenaudojamame kultūros centro pastate. Tos patalpos, žinot, buvo ir šaltos, ypač žiemą nepatogu buvo, nes šildinti sunku buvo ir, kaip sakyti, ir aplinka netokia negraži, netvarkinga. Galima tikėtis, kad modernus ir bendruomenės poreikiams pritaikytas daugiafunkcis centras bus vieta, kasdien sutraukianti dar didesnės gyventojų gretas. Čia bus ir aparatūros. Pavyzdžiui, praeitais metais rengėm tokį renginį didesnį, kai visa bendruomenė kaimo prisidėjo savo lėšomis, mintimis, iniciatyvomis. Tai visą vasarą rinkom ir svarstėm, kas bus draugiškiausias mūsų kaimynas. Aišku, kai pirmas blynas truputį gavom paskui tokių papildymų, kad vertėjo rinkti ne draugiškiausią, bet galbūt paslaugiausią kaimyną. Taigi turėjom tokią taupyklę, taupėmės po lituką, po centuką, net vaikučiai kapeikėlių, centelių atnešė. Ir už tuos sutaupytus pinigėlius pasikvietė muzikantus. Mūsų jaunimas, kuriais labai džiaugiuosi, sukūrė filmuką apie mūsų draugišką Karklinių vasarą, pristatė mūsų kaimynus su tokia gražia mintim paslėpta. Ir susidūrėm su tokia problema, kad iš tikrųjų netgi to filmuko gražiai pademonstruoti nebuvo kaip. Aišku, mes jį parodėm tiesiog ant sienos praktiškai baltos. Taigi su tokia viltim, kad iš tikrųjų, kai čia jau bus galima įeiti į šitą pastatą, kai atvers duris mums, kad bent jau tą tokį jaunimo veiklos norą mums pavyks truputį papildyti, nes manau, kad jie čia tikrai ras vietos savo laisvalaikiu vakarais, nes iš tikrųjų, ypač žiemą, tikrai jiem nėra kur nei susiburti, nei pakalbėti, netgi tuos pačius filmukus sukurti, scenarijų kažkokį pagalvojus sudaryti. Nėra kur. Šiuo metu galvojam, kad galbūt reikėtų kažkaip padaryti kitaip užgavėnės. Irgi, net susitikti, pasitarti, nebent tuose šaltuose kultūros namuose, aišku, ne sienos traukia žmonės, ne tų šaltų patalpų trauka turbūt į renginį žmonės sušaukia. Bet vis tiek, šiaip ar taip, vyresniam žmogui ypač sėdėti šaltoj patalpoj, pavyzdžiui, buvo atvykus pas mus iš Marijampolės ponia Blauzdžiūnienė, moterų veiklos centro darbuotoja. Iš tikrųjų, pasėdėjome porą valandų, dar labai norėjom daug ką sužinoti, bet sušalom, kad iš tikrųjų teko ir greičiau tą renginį užbaigti. Naujajame daugiafunkciame centre planuojama rengti tradicinius bendruomenės renginius, seminarus, paskaitas, mainų turgelius, minėti kalendorinės ir tautinės šventes, organizuoti naujus susibūrimus bei veiklas. Kaimelio žmonės ne tik nekantriai laukia centro atidarymo, bet ir žada prisidėti prie aplinkos tvarkymo darbų visomis išgalėmis. Projektui skirta 1 170 000 litų. Šiuo metu tai yra iki šalčių buvo darbai atliekami lauke, tai yra buvo apšiltinta stogo danga, sienos apšiltintos, langai sutvarkyti, fasadas kiek įmanoma. Ir dabar visi darbai vyksta viduje. Grindys buvo išbetonuotos, apšiltintos, sienos parengtos, durys sudėtos, instaliacija pakeista viso pastato, nes buvo labai sena, ir šildymo sistema kažkiek tai pradėta vedžioti. Lieka apdailos darbai pagrindas daugiausiai. Viskas yra suplanuota ir pagal planus vyksta. Statybinė dalį, kaip minėjau, čia kažkur pavasarį
vėliau į pabaigą pavasarį priduoti, paskui aišku liks visi pirkimo konkursai įrangai, baldams, visoms priemonėms numatytoms. Pastate įsikurs ne tik anksčiau buvę bendruomeninės įstaigos, bet norint pagerinti karklinių gyventojų gerbūvį, bus teikiamos ir naujos paslaugos. Bus įsteigtas vaiko dienos centras, papildomai dar bus įrengtas švaros kambarys, kur žmonės galės išsiskalbti savo skalbinius, išsilyginti. Taip pat buvusios katilinės vietoje bus įrengta tokia sporto patalpa jaunimui, nes, kaip žinot, kaime jaunimo žimtumo problema pati aktualiausia, ne jaunimas neturi kur pasidėti. Ir dar numatyta yra, kad galėtų vykti konferencijos, seminarai, tai čia suplanuota, kad bus ir baldai supirkti, ir kompiuteriai, kadangi internetiniai tinklai privesti yra prie pastato, papildomai bus privesta ir visi elektros galingumai, muzika įranga visa supirkta bus, vaiko dienos centre bus įrengta virtuvės įranga visa, kurią galės ir bendruomenė naudotis. Negana to, šalia daugiafunkcio centro įsikūrusi vaikų žaidimų aikštelė, kurioje galės žaisti mažieji vaiko dienos centro lankytojai. Žaidimo aikštelė buvo neseniai atnaujinta. Atnaujinimo darbai taip pat atlikti naudojantis ES lėšomis. Užimtumo problema kaimo vietovėse pasireiškia dažnai. Sudėtinga, kai iniciatyvos ir veiklumo kupina bendruomenė neturi patenkinamų sąlygų, kurios leistų save realizuoti. Jaunimas laimėjo ir Santakos laikraščio taurę krepšinio varžybose, taigi jiem reikia kažkur treniruotis, persirengti, apmastyti, tai aš manau, kad čia jaunimui tai tikrai bus labai kas veikti. Aš tikiuosi, kad ir vyresni ras ką veikti. Šiaip, jeigu daugia funkcinis, tai aš manau, kad čia turėtų suplaukti įvairių amžiaus grupių žmonės. Kalbėdami apie renovuojamą pastatą, seniūnas ir seniūnaitė vieningai teigia, bus kur kultūringai ir smagiai leisti laiką. Jie pabrėžia, kad tik 2007-2013 metų Europos struktūrinių fondų finansavimas leis mėgautis turiningesniu laisvalaikiu, gražioje ir patogioje aplinkoje.